yra tokie reikalai. Visgi mano pilotas gali tik 9 val. Ryto atvažiuoti, bet gerai, išsimegau, gan neblogai iš tikrųjų. 2 kartus megau. Vieną kartą sustojęs pavalgiau ir įsijungiau YouTube'čiką ir atlūžau ir paskui prasibudau. Nežinau, kiek buvo, 8 val. Vakaro gal. Ne, nebuvo 8, apie 7 val. Kažkur. Prasibudau, galvoju viskas, va dabar tai bus ragas. Tai vėl užsidėjau YouTube'čiką, čia tą, kur žiūriu, tokį Kid Bogą. Va. Kas angliškai suprantat, pažiūrėkit, kaip gaudo tuos visus skamerius, čia kurių žmonių pinigus vilioj. Tai užsidėjau ten pas jį, yra Kid Boga ir More Kid Boga. More Kid Boga yra pilni video, praktiškai labai mažai karpyti. Tai ten 10 valandų, kur trunku užsidėjau, jie ten kai šnek ir vėl į akinius. Tai va dabar tik atsikėliau prieš 15 minučių. Kava verdas, kaip girdėjot, navigacija šneka. 2 valandos iki sienos. Mes turim dar 17 valandų 48 minutės 2 savaičių, kas liko iš 90 valandų. Žiūrėsim, kada išsikrausim, kaip išsikrausim, greičiausiai įtariu, kad reikės krautis šį kartą paletės, nors negarantuoju, bet įtariu, kad jau šį kartą reikės, nes jau 2 kartus važiavau iš velnžina kiek be palečių, tai man atrodo šį kartą man užkraus paletės. Nu, šiaip, kad neatsipalaiduočiau. Tos rėmus, ne paletės, kurie man nepatinka. Nes turi belstis, kad čia Ispanijai negali mokamais važiuoti. Tai va tokie reikalai. Išsikraunu ir gal link vokiečių. Ir kitą savaitytę jau namučia. Pats laiks. Biškai šį kartą ilgai galvojau, kad bus kitaip. Bet... Nu, nesvarbu. Tai va, užsikeičiam kavą ir mano pilotas, kaip suprantu, irgi atsikėlęs. Ir 6 val. Judam. Nėra iš tikrųjų labai kur skubėta per Bajonės, nes Bajonė nuo 7:30 prasideda draudimus, bet mes čia, mum iki Bajonės čia yra 0,5 valandos kelio. Tai va, mes 7 po 7 biškį būsim jau išvažiavę iš Bajonės. Viso, Ispanijai sulaukom savo piločiuko ir pagnali. Nu ką, kol batareika išsikraus arba kol užsipildys atmintis, dedu jūs ant priekinio lango ir ką, nes čia va Hebra jau ruošęs, noriu prieš jūs išvažiuoti, dedu jūs ant priekinio lango ir bus biški timelapso arba hyperlapse, kaip vadinas. Tai va, noriu prieš juos lėkti, nes paskui su jais gali būti biški problemų, jeigu priekį važiuos. Nors nežinau, kurią pusėje iš tikrųjų važiuoju. Tai va, gerai šaitė. Aš lėkiu, jūs mėgaukitės. Esam ant sienos, dar neišsiaiškinu vis kaip daryti timelapsą, hyperlapsą, kad gražiau atrodytų, kai važiuoju, nes kartais gražiai gaunas, o naktį pastebėjau, kad žiauriai greitai filmuoju ir nelabai taip gaunas, kaip norėčiau. Tai va, stovim čia, šits pilotas mano, čia kažko laukia, ne mano, tai va, tokie reikaliukai. Mano ispanų pilotas atvažiuos 9 val. Kai sakiau, kad mano pilotas čia yra prancūzas, su kuriuo atvažiavau dabar ant sienos.
Už lango matot, aišku, nuostabų Irūną. Čia pušelės, kaip sakant. Padarom tokį cinematišką vaizdą. Nuo lemputės į grožį. Taip, žiūrėkit. 1, 2, 3. Langas į gamtą. Na, tai va. Tokie reikaliukai. Aš einu montuoti vidosiuko, kad turėtumėt ką žiūrėti. Ir lauksim piločiko ir pamėginsiu dar kartą pafilmuoti hyperlapsą dieną, bet labai tikiuosi, kad gražiau atrodys, kai važiuosim. Va, bus matyti, kai sumontuosiu ir kai padarysiu, ane? Tai va, važiuoju aš pirms, ne su to, kurio šnekėjau, o su kitu pilotu. Tai va, važiuoju biškį anksčiau, o taip 2 valandas pastovėjau. Tai va, sakiau, pafilmuosiu, bet nėra ką filmuoti, nes pusė nesimato per lietų. Pradėjo kaip tyčia lyst. Būtų anksčiau biškį pradėti, būtų buvę geriau, nes dabar, kai reikės važiuoti į kalną, bus biškį reikalų. Aišku, to įstosiu piltis kuro, bet tas kuras ten nieko labai daug neduoda. Aišku, kažkiek dasidėt, bet nėra kažko labai ypatingo. Ir ką, Žiūrėsim, kaip per lietų užlipsim. Praeitą kartą buvo biškį reikalų, bet nieko. Susikėlėm tinginius priekabui, ant tegačiaus ir buvo viskas okei. Nors aš praeitą kartą važiavau čia ne su savo priekaba, buvo tik 4 ašių. Tai žiūrėsim šaiką. Ne, nėra čia ko spėlioti. Tuoj bus vat kolonėlė, man atrodo, už tunelį. Neprisimenu. Tik matė. Čia per mėnesį laiką šitoj kolonėlėje jau ir pažįstamus susiradau, nes čia pastoviai atvažiuoju ir kurą piltis. Ir ne viena aš, daug kas čia važiuoju šitą taką Repsolį. Tai va. Okay. Jau ir pilotas jau sako, nes yra vienas Repsolis prieš tai, bet ten durnai labai ir man ten nepatink, čia man labiau patink. Ir ten, kaip sakant,
Nu dabar užblokuosim. Norėjau išleis, bet nevažiuoju. Gerai, hebra, viskas, einu, kaip sakant, susitvarkyti reikalus. Čia kažkas kavikę geria ir kavinas, kaip sakant, neskub niekur, niek nepadarys. Savo smagiausias vietas. Nėra kitais kameros kaip pritvirtinti. Lauksim, kol pradės ratai kastis, spausim stebuklingą Skanijos mygtuką. Čia dar kol kas ne. Gal nebus tai baisiai, nu aš turėjau biškį problemų iš kolonėlės išvažiuojant. Kaip atrodo kelias. Ir mes kylam į patį viršų. Tai va. Greitis krent. Ir kažkaip Skanija stengias Jo, turim bėdą. Spaudžiam šitą. Perkeliam svorį ir bėdos nebeturim. Tik tiek, kad jas veikia iki 30 km. Va, sumetėm svorį ir dabar tuoj pat išsilygins. Vėl reikės paskui spaust, nes dabar virš 30 važiuoju ir paskui reikės vėl spaust, nes va, nebėra išsilygino ir tuoj vėl pradės kastis ratai, nes svorio neužtenka ir šlapia. Tai va, virš 30 vėl svorį perkėlė ant tinginio. Tai va, tokie reikalai. Bet tuoj bus staigių posūkių, lėto važiavimo ir jo. Ir teks vėl minkyt. Tai va, turiu padėti kamerą, noriu nusipirkti laikiklį, kad galėčiau čia kamerą pritaisyti. Tai galėtumėt biškį gyvai daugiau matyti visko, o dabar va, reikia perjunginėti ir rodyti vis vieną ir kitą. Čia va bus reikalų, nes čia yra staigus posūkiai ir į kalną kilims ir taip toliau. Tai aš einu dirbti. Jūs žiūrėkit, ką toliau prifilmuosiu. A ne? Nu va, čia ta vieta, kur pasakoju. Čia ta vieta, kur pasakoju ir toj kris žemiau 30 ir prasidės kasimasis. Va. Palaukit, pastumsiu kamerą biškį priekį, va, kad nesimatytų laikiklio mano telefono. Nu ką, opa. Ir važiuojam vėl kasas. Nes į aukštesnę powerą, į žemesnę powerą persimetė, apsukas sukilo ir jo. Bet sakau, durnai, kad tik iki 30 veik, vis turi spaudinėti. Bet tą mygtuką, kai nuspaudi, permet svorį ir pakankamai gerai važiuoja iš tikrųjų. O čia statums, šlapia ir padangos jau nebe naujos. Tai dėl to taip ir vyksta. Teks vat žaist, bet dar bus viena vieta, tai gal spėsiu jungt kamerą. Nežinau. Parodysiu, kur pirmą kartą, kai važiavau ir lietus lietai, ne tik dėl naišlapių buvo, bet ir skirmans. Va, šitą viečikę, kur paprašysiu, kad uždarytų kairę juostą.
šitoj bus reikalų. Va, 20. Sorry? Here, yes. After the car. Okay. Aba! Nu, spėjau mygtuką paspaust. O, persimetė svoris. Kodėl taip smarkiai užsimetu? Todėl, kad mažiau laužti tegačių ir lengviau važiuoti yra. Va, jeigu smarkiai užlaužęs būčiau, tai labai daug jėgos reikia. O daug jėgos ant šlapio asfalto ką reiškia? Ratų prasikasimą. Būtent šaunuoliai, jūs labai protingi. Va. Tai va, tokie reikalai. Čia kaip ir viena tokia večikė va yra, nu kaip, visa ta atkarpa tokia čia yra. Nežinau, nepasakysiu kilometrais kiek, bet, nu, yra. Tai va, 30, 20 važiuoja, 35. Aišku, visi lenki, bet nepasakyčiau, kad labai greitai lenki. Nu, o aš važiuoju kem 3 tonas pasikrovęs. Nu, šiaip gerai, okei, greitai lenki. Nieko nesakysi. Viskas, paskutiniai posūkiai, šitas ir dar vienas posūkis, man atrodo, ir viskas. Ir mes būsim jau kaip ir tiesioji. Bet jau turėtų būti viskas okei. Aš kiek žinau, pas mus ne visos Volvos šitą dalyką turi. Kaip šiaip triešiai skaniai standartas yra. Va, viskas, viso. Baigęs mūsų kančios, kaip sakant. Biškį autostrados dabar bus, paskui vėl nacionalkė, paskui vėl biškį autostrados ir vėl tik tais nacionalkė. Tai man reikės dar pasiskambinti vadybininkui paklausti, ar krautis paletės ar tuščiam atvažiuoti. Greičiausiai bus paletės, nes aš važiuoju namo, tai net neabejoju. 99,9% krausios rėmus, pamatysit. Paminėsit mano žodžius! Gerai, hebra, jungiu kamerą lauktų, užtek šiandien betvezoti, nesąmonės. Bet aš niekada nerandu blemba parduotuvės vienos, man čia reikėtų. Ir nerandu kur sustot su fora, nors čia visur prom-zona yra. O, iš visų 5 ratų. Ne, iš visų 10. 20 pas mane priekabas. Garai tik rūks, tik veržės. Blemba, aš čia vis žiūrinėjau, kur čia kas, čia kaip čia kas. Ir taip gaunas, kad čia, nu, nėra. Man reikia, blemba, ir pieną nusipirkti. Nežinau, reikės mėginti rūnę į Merkadoną taikyti. Nes noriu dar ir vynogius, alyvogių nusipirkti. Alyvogių noriu nusipirkti, tokių, kur tik tais Merkadona yra. Čia matau fūros to, bet čia parduotuvių niekur nematau aplinkui. Tai čia jokio tikslo man stoti, jeigu nėra parduotuvės. Ar ne taip? Kaimelis toksai. Kolonėlė, bet kas iš to, kad kolonėlė, nėra kur
nėra kur apsipirkti, kaip norėčiau. Na, niek nepadarys. Mėginsim laimę Mercadonai, jeigu Mercadonai nepasiseks į Rūnę, tai... Važiuok. Su tuo pilotu aš nelabai norėjau važiuoti iš tikrųjų. Čia aš nuo temos prie temos šokinėjau, bet su šituo pilotu nenorėjau važiuoti, nes toks biški krypsi yra. Plaukiojantis. Nes man atrodo, į telefoną kažką žiūri, kad čia vienu žodžiu. Čia dabar nesenai mane užstabdęs, kad čia buvo, vienu žodžiu. Vos neįkalė vienam įsubinė. Norėjau su kitu važiuoti, su tuo, kur susirašiau, bet jisai buvo kamštai pastrigęs. Ir nu, taip gavos, kad neišėjo jam atvažiuoti. Gaila, dėja. Bet ką padarysi, važiuoju su to, ko turi, ne? Ir viso. Žaibiškas iškrovimas. Video beje, pasižiūrėkit, čia turbūt, palaukit, kaip jums atrodo. Jo, čia. Tai... Jau stoviu 3 valandas, aišku, kolega yra į vidų įvažiavęs, tai kolega išsikraudinėjai, bet jie čia labai ilgai užtrunk ir aš per čia matau, atsisėdęs, va matau, nes yra durys praviros, jie dar net neužkabinė yra reduktoriaus. Dabar tik tais ded grandinės. Nu, jie labai ilgai kuičias. Ai, ir kol žiūrit prie to pačią, paspaudėt klik. Piu! Super, ačiū. Dios, kaip ispanai pasakytų. Dios míos. Tiek laiko prastovėjau lauke. Ir dabar viduj dar kol karočią sutvarkė. Tai neturiu žodžių. Karočią. Oi, valandą laiko, kol susigraibė, kaip, kad karočią prikabint reduktorių. Pusę valandas pralaukiau, kol ateis, karočią. Prieš tai pietus turėjo, karočią, ir dabar kažkur vėl buvo dingę, nes mes su kolega iškart apsikeitėm viens po kito. Tai nežinau, kur jie buvo, ką jie darė. Bet, karočią, nu vienu žodžiu. Viskas. Svarbiausiai išsikruojam. Dabar po mūsų nors atvans. A ne? Tai va, viskas, baigiam darbus, ketvirtadienis. Cak, nebevažiavau iki pat galo. Dar galėjau važiuoti. Iki savo parkingiko nebedažiavau, tai galvoju iki Benifini. Bordo yra kamštis. Pasižiūrėjau 28 minutės. Pas mane bendrų laikų nėra, nes kadangi, kaip žinot, čia prafufukinau vėl 3-4 valandas. Tai kelsiuos vėl naktį, kokią 3 valandą, prašoksiu Bordo, žiūrėsiu kiek davažiuosiu, nes iki mano suplanuoto parkingo yra daug likę. Tai varysiu naktim dabar, žinokit, nes pergyvenu dėl savo dviračio, kad ir prirakins 2 spinom, bet pergyvenu Prancūziją, kad neišneštų su visom lentom. Žinot, kaip čia gali būti. Tai varysiu naktim ir viskas. Ir viso. Ir viso. Tada pirmadienį vėl startuosiu naktį, nes reikia į servisą važiuoti. Reikia priekabą pasižiūrėti ir viskas tvarkoja, kad suteptų čia tiltus. Tada važiuoju krautis reduktoriaus į Rostoką. Toks planas yra. Grįžtu atgal ten, kur kruojusi Rostoką, kraunuosi į Ispaniją, palieku fūrą ir važiuoju, kaip čia pasakus, važiuoju vėl į Ispaniją. Tai va, ačiū Hebra, kas žiūrėt. Labai tikiuosi, kad neįsitempia, kol nepamatysiu video, kiek, nežinau, neįsivaizduoju, kiek laiko užėm. Ačiū visiems, ačiū už kantrybę, ačiū už štuką. Dėkingas esu dideliai dėkingas ir taip ir nepadariau vakarės streamo, nes esu nusikalęs, karočią Hebra, esu nuo laukimo. Tai va, ačiū visiems ir iki sekančio video.